pusvalandį mes pasikalbėsim ir manau, kad po pusvalandžio pasijunkim visi, nes manau, kad visi turi ką pasakyti, ne tik paklausti, pareplikuoti, todėl kad apie kultūrą kalbėti visada yra nelengva. Na ir diskusijos tema, kurią suformulavo rengėjai, yra ar kritikas yra žurnalistas ir kiek žurnalistikoje reikia kritikos. Gal aš nežinau, Rytis pristatė, pareigų nepristatysiu, turbūt daugelis pažįsta visus pašnekovus, bet kai pradėjau mąstyti apie problematiką šios diskusijos, galvojau, kad kažkokio bipoliškumo arba konflikto lyg ir nėra šioje temoje, nes bent jau Europos universitetuose žurnalistams daug kur dėstoma kritika kaip žurnalistikos žanras. Kiek žinau, profesionaliems meno kritikams taip pat dėstomi dalykai, bent jau teorija, kaip pateikti kūrinio analizę, recenziją platesniai auditorijai, vadinasi, tai yra irgi savotiška žurnalistika. Betgi pasikeitusios sąlygos, kai žiniasklaida, medijos dažnai vadinamos tokios fake news skleidėja, kai žurnalistai labai dažnai kaltinami kompetencijų stygiumi. Kas dar? Kai atsirado nauji kanalai, turiu galvoj ir socialiniai tinklai, kur, sakysim, viena influencerio žinutė dažnai sukelia žymiai didesnę bangą negu rimtas, daug laiko pareikalavęs ir darbo straipsnis, o profesionali kritika dažnai kaltinama tuo, kad užsisklendžia siauruose burbuluose. Tai mes galbūt šiandien ir pakalbėkim, kokiagi yra ta kritika, kas turėtų teisę ir galėtų teisę ją rašyti ar kalbėti apie tai ir apskritai, ką ji pasiekia. Ar ji pasiekia tam tikrą tikslinę auditoriją. Ir štai aš pirmiausia tai norėčiau jūsų visų paklausti, ar jūs jaučiate tą skirtį? Kritikas kaip žurnalistas ir žurnalistas kaip kritikas. Ar, nes, sakau, man atrodytų, kad tai nėra tokia labai opi problema, bet kartais mes girdime, kad, žurnalistai imasi darbų, kurių jie neturėtų imtis ir leidžiasi į tam tikras sritis, kur jie visiškai nekompetentingi. Ar jums yra svarbi ta sritis? Iš eilės? Aš nežinau, nebūtinai iš eilės, man atrodo, yra du mikrofonai. Čia įjungtas mikrofonas, taip. Aš šiaip jausčiau tą skirtį iš esmės, nes čia mūsų tas ir desantas šiek tiek parodo, kad vis dėlto tas kritikas dažniausiai mes suvokiam kaip meno kritiką ir ta niša yra iš tiesų šiek tiek siauresnė. Aš ją įvardinčiau tiesiog einantį į gylį, nes tai reikalauja tam tikrų specifinių kompetencijų, tai yra specifinės rytys kiekvieno kritiko, meno kritiko, ar tai muzika, ar tai teatras, ar tai kinas ir dailė. O žurnalistinį darbą įsivaizduočiau kaip į plotį einantį, apriepti visas socialinio gyvenimo, politinio, kriminalus ir taip ir sritis, kam per daug gilintis, jeigu į to kažkokį kritinį mąstymą, kritinį darbą, netgi elementariai nėra laiko kartais. Bet aš išskirčiau tokius kelis bendrus vardiklius, kurie idealiausiu atveju tai būtų tikrai, tiesiog nežinau, ne tai, kad pageidautini, kiek būtini ir žurnalistikai, ir, pavyzdžiui, kokiai nors ten siauresniai meno kritikai. Tai žinoma, kad pirmiausia tai yra tas kritinis mąstymas, kurį visi turime turėti rašantis ir publikuojantis viešai savo straipsnius. O kitas dalykas yra etika, kas yra labai labai svarbu visam, nežinau, žiniasklaidos pasauliui ir dabar yra labai taip pat užaštrėjusi ši problema, apie ką ir anksčiau čia kalbėjo prelegentai. Ir ką išskirčiau kaip ypatingai svarbų dalyką, tai yra informacijos patikimumas, kuris yra labai labai svarbus bet kokiam darbui, bet kokiam publikacijom, bet kokiam viešumui. Tai yra informacijos tikrinimas, aiškinimasis, gilinimasis ir pateikimas į viešumą būtent patikrintos ir tikros informacijos. Ir čia aš jau pereičiau prie mūsų dienų labai svarbaus dalyko, tai yra dezinformacijos
pavojų, kas yra dabar labai užvaldyta nuo socialinių tinklų iki tiesiog, nežinau, galbūt apie dienraščius, apie laikraščius dar nesakyčiau, bet internetinėje erdvėje. Tai yra plintanti tokia liga, pavojus, ir aš labai kvieščiau vis dėlto susivienyti ir žurnalistus, ir kritikus, ir meno kritikus, ir rašančius siauromis temomis ir plačiomis, vis dėlto karui prieš tą dezinformaciją, nes dabar užaštrėjusi yra šita situacija labai stipriai, o dezinformacija tai aš laikyčiau visose srityse, ne tik tai politiniai, ne tik tai socialiniai, bet, pavyzdžiui, ir meno srity, kai sklinda dezinformacija pagrįsta visokiais tokiais nepamatuotais PR-ais, meluojama, koks čia atlikėjas atvyksta pasaulinio garso ir tiesiog, o iš tiesų tai yra niekas, arba pasidaro PR-ą vietiniai menininkai, tiesiog labai sėkmingai, o iš tiesų po tuo slypi kažkokia tuštybė. Tai čia su tuo... Bet atsiprašau, Laimutė, tai gal tai yra reklama, tai nėra žurnalistika visgi? Tai būtent aš ir sakau, kad žurnalistas turi turėti tą kritiką, kritinį mąstymą ir kritiką tai reklamai perdėtai, kuri yra iš esmės dezinformacija. Jeigu meno srity pasidaro žmogus labai kažkokią kaip pasakyti, sėkmingą savo reklamą ir įtikina visą visuomenę, kad tai yra, tiesiog nuostabus meno, nežinau, kūrinys, meno pasireiškimas, o iš tiesų tai yra niekas. Žurnalistas, kritikas, meno kritikas turi pasakyti tiesą, būtinai pasakyti tiesą ir orientuoti visuomenę tų tikrųjų vertybių linkme. Na, Laimutė sakė, kad žurnalistas turėtų, pakalbėsim vėliau, ar kritikas, ar profesionalus kritikas drįsta tą pasakyti. Šarūnai. Čia kalbame apie keletų rūšių fantomus, kai kuriais atvejais avatarus. Nes beveik neįmanoma pasakyti, kas yra žurnalistas. Vieni iš jų yra tarsi samurai, kiti yra hedonistai, treti pamokslininkai, ketvirti pletkintojai, penkti monarcho frazių dalintojai. Visa tai egzistuoja ir iš tikrųjų kalbėti čia yra sudėtinga apie tai, kad jei mes vertinam aktorių gebėjimą persikūnyti, tai mes linkę niekinti žurnalistų gebėjimą taip pat persikūnyti, prisimti tam tikrą rolę, žodyną, tematiką, retoriką, laikyseną, poziciją, ideologiją. Tai viena pusė. Kita pusė yra kritika, kuri, norim to ar nenorim, egzistuoja visur visą laiką. Netgi tose srityse, kurios formaliai nieko lyg ir nekritikuoja. Sakykime, meno kūryba. Bet kuris kūrinys, nesvarbu labai geras ar visiškai blogas, tiesiog kokia nors grafomano sukaltas, jis taip pat yra kritika kitokios pozicijos, kitokio požiūrio atveju. Ir todėl svarstyti, ar žurnalistas gali būti ir kritikas, ar kokia čia turi būti proporcija, ar koks čia junginys, hybridas, panašiai, yra tiesiog beviltiška, nes bet kuris žurnalisto sakinys yra savaime kritika. Visai kitas klausimas, kokio gylio, kokios prasmės, kokios skvarbos, kokio poveikio ta kritika arba atseit kritika yra. Tai aš manau, kad čia galima rasti labai daug sąsajų tarp bet kurių sričių, kurių imasi žurnalistika. Ar tai būtų sporto žurnalistika, dažniausiai paremta tokia entuziastinga ideologija, ar politinė žurnalistika, kurios pagrindiniai koziriai yra užkulisinių žaidimų jautrus pateikimas, ar meno kritika, kuri šiais laikais bent jau Lietuvoje yra kone totaliai išnykusi arba, galima sakyti, išnaikinta. Nes jei vadovautumėmės tuo, kaip yra tai reprezentuojama,
Tai ko gero 98 procentus tekstų apie akademinę, profesionalią muziką užima Vilniaus festivalio ir Filharmonijos bei operos teatro surašyti pranešimai spaudai, nukalti pagal vieną kurpalių, ideologiškai paremti absoliučiai vieningą matricą, išdabinti tokiais žodžiais kaip charizmatiškas, žavusis, kultinis, neprilygstamasis. Ir iš tikrųjų mes visai, kaip Laimutė kalba apie tiesą, su ta tiesa nesusiliečiame absoliučiai. Mes gyvename pasakų pasaulyje, kurį ir padaro dėja žurnalistų rankos. Mikrofonas, pasiimkit jūsų. Tai pirmiausia, labai gal nusistebėčiau, kad šitoj diskusijai iš tikrųjų be jūsų, Jolanta, nėra daugiau jokių praktikuojančių kultūros žurnalistų. Joginte, jūs vienu metu buvot praktikuojanti. Aš drįstu... Vaidas buvo. Na, Šarūnas yra laidų autorius. Aš taip drįstu prisistatyti, todėl kad aš įgijau šitą profesiją ir dirbau šitam lauke. Tai iš manęs to kaip ir niekas negali atimti, tai aš guodžiuosi tuo. Bet iš tikrųjų tai mes visi čia susirinkę rašom, kalbam, gaminam turinį, bet iš tikrųjų, kaip aš įsivaizduoju žurnalistą, tikriausiai tik jūs, Jolanta, tuo užsiemat. Nes atsakant į jūsų klausimą, kuo skiriasi kritikas nuo žurnalisto, tai šita tema man kažkodėl aktyvuota pastaruosius keletą metų, nes vis tenka kažkur sudalyvauti šitom temom arba, pavyzdžiui, vertinti meno kritikos tekstus šiemet pirmą kartą suorganizuotose meno kritikos apdovanojimuose. Tai aš bandžiau savo labai daug atsakyti ir iš tos profesinės pusės iš tą klausimą ir turėjau net šiandien tokią labai gražią progą prisiminti Romo Sakadolskio paskaitas, kurias aš lankiau ir tam kažkaip užstrigo tokia viena labai tarsi net banali ir paprasta mintis, kad kuo skiriasi naujiena nuo tikrovės. Tikrovę mes galim patirti patys, o naujiena visada bus ta, kurią parašo ir ištransliuoja kas nors kitas ir nebūtinai mes ją patirsim. Tai man kažkodėl yra labai svarbu atskirti šitos du žanrus ir dvi šitas profesijas, nes iš tikrųjų žurnalistą apibrėžia tam tikri, tiksliau jo darbą reglamentuoja tam tikri įstatymai, žurnalistikos, žiniasklaidos etikos kodeksas, redakcijų įstatai ir kiti susitarimai, kurie labai griežtai ir aš tikėčiausi, kad žurnalistai laikosi tų įstatų, tiesiog nustato, kaip mes turėtumėm pateikti informaciją ir tiesą pasakius, norėtųsi tikėti, kad ne tik žurnalistai, bet ir visuomenės informavimo priemonių atstovai, kurie taip labai abstrakčiai čia pristatyti iš tikrųjų ir įstatymų bazėse, irgi tuo vadovaujasi. Tai šiaip tas turėtų priklausyti ir mums atsakingai, etiškai ir pagal įstatymus dirbti. Bet kiek vakar tiesiog pasklaidžiau atsinaujinti žinias dėl informavimo įstatymo, specialiai paieškojau, ar yra apibrėžtas kritikas įstatyme. Ar apskritai, kur yra vartojama žodis kritika. Ir mano nuostabai ji buvo pavartota 2 kartus. Tai kad galima kritikuoti savivaldybės ir valstybės įstaigas ir kad už kritiką draudžiama persekioti Lietuvos Respublikoje. Ir tada supranti, kad kritikas iš tikrųjų kur kas yra laisvesnė savoka ir iš tikrųjų man atrodo, kad kritikų gali būti labiau bet kas negu žurnalistu. Nes aš čia vėl sugrįžtu prie Romo Sakadolskio ir visų 4 žurnalistikoje studijuotų metų pagrindinės žinutės, ko mus mokė. Kas yra objektyvumas ir kas yra subjektyvumas. Ir tikriausiai didžiausia vertybė, kurią turėtų puoselėti žurnalistas, tai yra objektyvumas, kiek įmanoma, o kritika visada bus subjektyvi. Tai yra tik nuomonė, daugiau ar mažiau pagrįsta. Tai aš vadovaujuosi tuo skirtumu.
Kalbant apie tuos skirtumus, tai net keli pranešimai išpažintis ir pirmasis statistikos pyragai kažkaip tai. Ir tai, ką mes apskritai žinojom, tik tai statistika visą laiką labai gerai, kai tai pagrindžiama mūsų kažkokios nuojautos, tai ji tiesiog iškėlė klausimą, kas yra žurnalistas. Arba ne tą idealų į žurnalistą, kurį mes įsivaizduojam turbūt irgi kiekvieną savaip. Bet kas yra žurnalistas, reiškia Lietuvoje šiuo metu, jeigu tam tikrų sričių 90 keli procentai spaudos pranešimų yra spausdinami kaip dienraščių medžiagos, tai yra, reiškia, tekstų perrašinė, net ne perrašinotojas, tiesiog copy-pastintojas. Ar tai yra tas, kuris vengia paklūsta redaktoriaus nuomonėj, kad tų žurnalistų nekalbinti arba parašyti apie jį gerai, apie vieną, apie kitą blogai. Tai čia tiesiog, mes kalbam apie dvaro, dar prakilniai skamba dvaro žodis čia. Tuos, reiškia, žmonės ir anaiptol ne juokdarius, kurie prie karaliaus visą laiką turėjo teisę juokauti ir teisę pašiepti. Tai, bet jau ten jau ir prasideda kritika. Tai šiaip jeigu kalbėtume apie tą, kiek ten kritikos žurnalizme ir žurnalizmo kritikoje, tai matyčiau vis tiek kritikos žurnalizme kur kas daugiau, nes kiekvienas normalesnis straipsnis, netgi tam tikra reakcija į bet kokią akciją, į bet kokį pranešimą spaudai, netgi jinai turėtų būti grįsta pirmiausia kritika, pirmiausia pasverimu, kam tai yra reikalinga, kodėl tai sakoma, kas atsitiko, kad taip sakoma, pavyzdžiui, tas spaudos pranešimas, ar tikrai taip yra ar ne. Tai žodžiu, tai jau susiję iš karto su automatiškai su kritika tam tikra. O kalbant apie kitą pusę, žurnalizmo kritikoje, ar yra iš principo kažkiek jo gali būti, bet čia kritika yra kur kas laisvesni, nes kritika pagaliau yra labai įvairi. Jeigu mes kalbėsim apie meno kritiką, tu gali rašyti iš semiotinių pozicijų ir žiūrėti tai tiesiog kaip į kūrinį, kuris apsimesdamas, kad tu esi žalias žiūrovas, paprasčiausiai atėjęs šiandien į kūrinį ir visiškai tau nesvarbu, ką tas režisierius ar kūrėjas apskritai padarė iki tol. Tu gali rašyti freudistinę kritiką, gali rašyti feministinę ir dar iš visokių kitokių pozicijų. Galimas ir toks variantas, kai tiesiog nežinodamas tam tikrų detalių interpretuoji visai neblogai, sakykime. Jeigu iš išpažinties sferos būtų, tai aš tiesiog vieną spektaklį recenzavau, kuriame aktorius susilaužęs koją vaidino ir tiesiog jis buvo scenoje sulaužyta koja ir tai suteikė jo personažui dar papildomą krūvį, tokį pakankamai įdomią metaforą, kurią aš ir traktavau kaip metaforą, nežinodamas, kad jis prieš 2 dienas susilaužė koją. Ir tiesiog jisai su ją vaidino ir tai turėčiau pasigilinęs išbraukti visą tai. Arba, kad ten tu gali pasakyti, kad šitas vakaras įvyko, tiesiog buvo blogas dėl kažko. Ir kas būna teatre, ypač, sakykime, natūralu, kad blogas jis gali būti dėl publikos neįvykt gerai, bet ypač dėl kūrėjo ar dėl kažkokio tai santykio tarp kūrėjų, tarp to, ką aš turėčiau gilintis ir lysti į kulisus, bet aš to nenoriu, jo labiau prisiimdamas daugiau žiūrovo poziciją, ką man to reikia, aš tiesiog žiūriu kaip į kūrinį, kaip į tokį savaiminį. Tai netgi tam tikrų metų galbūt gerai būtų to žurnalizmo kritikoje kartais ir išvengti. Na, mes vis kalbam, žurnalistai, kritikai, išlieka tie tokie du poliai.
Bet aš labai prisimenu Alfonso Andriuškevičiaus tokią vieną frazę, kad koks skirtumas, kas tą kritiką rašo. Ar žurnalistas, ar profesionalus kritikas, ar pats menininkas. Klausimas, tai yra gera ar bloga kritika. Ar tai yra profesionali, kokybiška, ar tai yra tiesiog šiaip, na, sakykime, rinkodaros pranešimas. Ir tai man kartais taip gana arogantiškai skamba, kai profesionalai sako, na, kas čia yra žurnalistinis tekstas, arba ten, na, tiesiog žurnalistinis pokalbis, tai nėra rimta. Bet aš tada vėlgi keliu kitą klausimą apie tą subjektivumo ir objektivumo santykį, kuris kultūroje, mene apskritai yra be galo slidus. Kai mes kalbam apie meną, turbūt galėtų, nežinau, jeigu kritikai stropiau dirbtų, turbūt kiekvienas dienraštis galėtų kitą rytą publikuoti 2 recenzijas, kur yra absoliučiai skirtingos nuomonės ir galbūt jos abidvi būtų argumentuotos ir teisios. Taigi tas objektivumo ir subjektivumo santykis gal nėra tiek svarbus, kiek yra tam tikras interesų konflikto dalykas ir problema, būtent ir kultūros žiniasklaidoje apskritai medijose, nes tai, ką Rytas Staselis rodė čia su draudimo kompanijomis ir, sakysime, ką ten prekybos tinklais, tai manau, kad kultūros žiniasklaidoje tai galėtų būti nes dar didesnis procentas, jeigu mes kalbame apie žurnalistinius ir net kritikų tekstus, kuriuose mes matome akivaizdų interesą, akivaizdų dalyvavimą kažkokiuose burbuluose ar grupėse. Tai vat aš norėčiau dabar jūsų paklausti apie pačią kokybę. Tiek žurnalistinių, sakykime, kritinių tekstų, tiek profesionalių. Nes kūrėjai, menininkai, kiek man teko kalbėti su tais žmonėmis, visi laukia geros kritikos, bet ką jie sako? Tokios, kuri argumentuoja. Na gerai, Šarūnai, pasakysit. Aišku, gal kai kas nemėgsta apskritai gyvenime kritikos, bet ta, kuri veda į priekį, ta, kuri sako, aš už tave, bet susimoviai. Tai yra viena iš dėja klišių ir idėjų fiks apie tai, kad menininkai laukia kritikos. Visiškai taip nėra. Jie laukia ne kritikos, jie laukia komentavimo, kuris nėra kritika nukreipta į personą, kuri... Tada, Šarūnai, galiu pasakyti, kritika, aš nekalbu apie neigiamą pasisakymą, apie kūrinį, sakysim, ar vaidmenį, o tiesiog analizę galbūt, gilesnį žvilgsnį. Kad nebūna tų analizių. Spaudoje ir internete tokių analizių lietuvių kalba praktiškai nepasitaiko. Pasitaiko įspūdžiai, kurie taip pat yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Dezinformuoja nakas visus absoliučiai. Man atrodo, leidėjai dezinformuoja labiau. Todėl, kad iš tikrųjų eina labai keistas diskursas, kurį galima apibūdinti kaip savotišką postpedagoginį, kai mokytoja, sakykime, fortepijono mokytoja, mažametį mokinį šiek tiek padrasina, paskatina ir panašiai. O atvirkščiai, jeigu rašo dėl kažkurių priežasčių kaip nors konkuruojantis žmogus, jis būtinai ką nors įžnybia. Ir tai visai nebūtinai siejasi su kokia nors tiesos definicija. Tai yra emocijų pliūpsniai, tai yra atsitiktiniai, stichiškai formuojami dalykai. Informacinių įvairiausių ir pagristų, ir nepagristų dalykų debesis, tokie hibridai. Tai buvo menininko žodis. Ir dėja taip yra. Jūs nesurasite nė vieno praktikuojančio menininko, kuris būtų patenkintas tuo, kas apie jį rašoma. Tai nereiškia, kad tas sritis dėl to neturėtų egzistuoti, kad jinai yra nepagrista. Aš kalbu apie tokią poziciją ir tokią jauseną, kokią užima tie žmonės, apie kurios kalba. Nes kalbame apie sritį, kuri yra nepaprastai nišinė, nepaprastai siaura. Tai nėra rašymas apie politikierius, kur nors iš Seimo, kokius nors antisemitus ir taip toliau. Tai yra dalykas skirtas labai sufokusuotai, tarsi plonų lazerio spinduliu. Ir jisai neišvengiamai tampa super asmeniškas. Tai labai skiriasi nuo kritikos apskritai, ta bendraja prasme, kaip, sakykime, kokios blogos Vilniaus gatvės, koks transportas neišvystytas ir taip toliau. Tai yra kas kita, tai yra labai instrumentiškai aštrus ir jautrus dalykai. Dėl to šita kritika yra kitoniška rošis, tai yra tiesiog, na, kaip kita klasė ar kita rasė netgi.
Aš norėčiau pereiti šiek tiek nuo Šarūno į kitą tonaciją, tęsiant jo mintį. Ačiū Dievui, jis jau pripažino, kad yra kritika dabar sakydamas, nes anksčiau sakė, kad apskritai tikrai, žinokit, nėra jokios kritikos, tai jinai tikrai yra. Ir mažai Lietuvai nedidelis kritikų ratas yra pakankamas ir tie kritikai pakankamai objektyviai, argumentuotai ir profesionaliai rašo ir tame ir yra taip pat kritikos, nesvarbu, kad tu rašai ten apie kursioko kūrinį arba kažkokį pažįstamo darbą, bet aš noriu pereiti prie to, ar skaitote, ponai, ar kritikai, ar meno rūšių atskirų kritikai skaito savo kolegų straipsnius, labai abejočiau. Tai ar žurnalistai... Ne, tai ne todėl neskaito, o tiesiog neskaito. Ar žurnalistai skaito meno kritikų straipsnius, portalus, laikraščius? Labai abejočiau ir tuo labiau, ar skaito menininkai patys kritiką apie save. Jeigu apie jį neparašė, kritikos nėra, Lietuvoje nieko nėra, viskas š. Jeigu parašė, tada žiūrėsiu, ar tai gera kritika ar bloga. Jeigu jį sukritikavo, reiškia šitas kritikas durnas, aš jo daugiau neskaitysiu. Jeigu pagyrė, tada Lietuvoje kritika yra. Tai čia yra tokie keli dalykai, kurie labai kiekvienam žmogui yra subjektyvūs. Ir ypač tame kenčia patys menininkai, nes jie neskaito kitų straipsnių. Kenčia kritikai. Menininkai visai nieko nekenčia. Jie ima honorarus ir vaikšto patenka. Vaidai, Joginte, įsijunkit. Jūs čia kurioj pusėje barikadų dabar? Labai daug aspektų pasakyta, net sunku sureaguoti. Šiaip geras klausimas. Aš norėčiau šitą klausimą peradresuoti kiekvienam iš mūsų ir sąžiningai pati atsakysiu jį. Ar jūs skaitot ir klausot ne tik modus, bet ir kitas kultūros laidas? Modus neklausau. Jūs joje kalbat, tai jums nereikia jos klausyti. Aš klausiu jūsų kolegų, mūsų kolegų. Nes iš tikrųjų, jeigu yra skaitoma, tada argumentas, kad mes neturim kritikos ir neturim kultūros žurnalistikos, atkrenta. Ji yra. Ir kai jūsų, Jolanta, kolega Marius Eidukonis buvo pakvietęs organizatorius iš kritikos apdovanojimų, jis buvo uždavęs klausimą, kodėl mes visada kalbam apie kritikos krizę. Ir aš atsakiau, kad kritikos krizė yra visada, nuo XIX amžiaus, kai jinai atsirado, kaip tas terminas pradėtas vartoti, taip mes apie ją ir kalbam. Bet priežastis tos kritikos krizės yra bent jau įvardinta prieš 30 metų ir aš nepakeičiu nuomonės, kad jos yra per daug. Krizės ar kritikos? Kritikos yra per daug, mes per daug prigaminam, mes jos nesuvartojam ir tiesiog nebesugama atskirti, kas yra ta geroji kritika ir kas yra blogoji. Nes aš tai galiu nuoširdžiai prisipažinti, man šito turinio yra per daug. Aš nespėju jo suvartoti, kad ir kiek aš stengčiausi sekti naujienas ir norisi kažkaip dar ir apginti šiaip ir tuos rašančius spaudos pranešimus, nes aš esu viena iš jų. Man tenka būti ir šitoj barikadų pusėje ir yra žmonių, kurie labai kokybiškai rašo ir spaudos pranešimus. Ir kodėl juos rašo ir reikia rašyti kokybiškai? Nes kai organizuojat kultūros renginį ir pasikviečiat kultūros žurnalistus, kiek jų ateina? Nedaug, be abejo. Kiek jų ateina? Tai reikia ieškoti kito būdo. Reikia išplatinti kuo kokybiškesnė informacija ir aš pritariu, kad žmonės, kurie organizuoja renginius, manipuliuoja tam tikrais epitetais. Ir čia jau toks paplitęs yra žanras, bet tam, kad kažkoks renginys būtų pastebėtas, kad mes tiesiog gautumėm žinutę, mes turim šiais laikais pasirūpinti to patys. Ir man tai yra liūdna dėl to, kad žurnalistai susideda tuos tekstus net neperskaitę. O mano nuomonė,
žurnalisto užduotis būtų suabejoti tuo tekstu ir neišsiplatinti jo tokio paties, o redakcijų atsakomybė būtų ir visos, man regis, geros redakcijos turėtų būti suinteresuotos atskleisti tą temą kažkokį kitą kampą ir padaryti tai kuo greičiau, nes greitis yra žurnalistikos degalai. Bet aš manau, kad ne problema yra spaudos pranešimai. Turbūt problema, kad jie dominuoja. Ir jeigu būtų atskiras skyrelis, kur būtų spaudos pranešimai, sakykime, ir mes ten einam ir matom, o dabar kartais, pavyzdžiui, portale tu matai kažkokį tekstą, netgi interviu, kuris yra skyrelėje kultūra, bet kai atsidarai kitą, sakysim, portalą ir ten kultūra ir lygiai tas pats tekstas, tada supranti, kad, aha, čia jau reiškia leidyklos arba, sakysim, na, nes nėra pajėgumų. Nėra pajėgumų, kam suabejoti tais pranešimais. Tiesiog formuojam srautą. Na, kita vertus, gal tas srautas iš tikrųjų per didelis. Vaidai, tu norėjai. Tiesiog kalbant apie pačią kritiką, kokia jį yra, tai galvoju, skaitau tą kritiką, kiek pajėgiu ir su vienom nuomonėm sutinku, su kitom nesutinku, su vienais stiliai vieni priimtini, kiti visiškai beraštiški atrodo kažkokie dalykai arba man nepriimtini. Tai yra įvairūs dalykai, bet kalbant apie tą subjektyvumą, tai be abejo kritika yra subjektyvi, viskas prasideda vis tiek nuo patinka, nepatinka, bet jeigu mes grįžtume prie bazės, prie terminijos pačios, tai žodis kritika, proto-indoeuropietiška šaknis kry, kas reiškia nuo žodžio sijoti. Tai reiškia sijoti, atskirti. Vadinasi, jeigu tu atskiri arba sijoji, vadinasi, tu turi turėti kontekstą tai atskirti. Tuos pelus nuo grūdų tu turi daugiau pažinti. Ir pažinti daug daugiau negu tiesiog eilinis žiūrovas, eilinis klausytojas. Todėl jau tai, va čia jau prasideda ta kritika, nes ji prasideda nuo tam tikro lyginimo. Ir nuo to, kas tau artimiau, kas tau ne taip artima, ar kažkokie tam tikri dalykai, atspėjimo žaidimo taisyklių ir taip toliau. Tai jau čia prasideda mechanizmai tos kritikos, jau reiškia, kaip ją rašyti ir kaip suvokti tam tikrus kūrinius. Ir čia lygiai taip pat tas santykis su užkliudytais spaudos pranešimais, aš sykį skaičiau netgi programėlę teatro nusipirkęs tiesiog su recenzija viduje, nors, tai prasme, premjerinė programėlė ir ten jau buvo, kad šiame nuostabiame ir netikėtame spektaklyje jūs pamatysi, reiškia, ten tas ir tas darosi. Taip sakant, jau superlatyvai surašyti visi yra ir tada kas tūlas žiūrovas, kas suabejos reiškia šitų dalykų jau jis. Tai čia jau yra, tada mes kalbame ne tik apie tam tikrą kažkokį tai atskirimą laikraštyje ar kažkur tai su užrašu užsakymo numeris toks ir toks, bet kad tas užsakymo numeris, taip sakant, užsižiebtų šitą lemputę skaitančiam žmogui, nes anonsų nuo kritikos neatskiriama, nuo recenzijų, nuo kitų dalykų neatskiriama ir tada jau čia yra mūsų tam tikros beraštystės problema. Na, mes jau pusvalandį kalbam. Ar norėtų kažkas įsijungti? Ar norėtų kažkas pakomentuoti, pakritikuoti, paklausti? Nes man vis tiek labai įdomus tas klausimas, kodėl neskaito. Na, kultūros tekstus ar laidas ar temas pateikti visada yra tikrai sunkiau negu kalbėti apie ekonominės problemas, netgi medžių kirtimą. Kita vertus, kaip mes traktuotumėm, pavyzdžiui, kovas dėl Marcinkevičiaus paminklo. Aš nežinau, ar kas nors rašė plačiau apie pačią Marcinkevičiaus kūrybą, ar kas nors atsivertė kokį nors tomelį jo, bet štaiga susidomėjimas buvo nežmoniškai didelis. Kultūros kritika turėtų įsiterpti į tokius dalykus. Apskritai, kaip pateikti? Kažkada Zita Kelmickaitė yra pasakiusi, na, keliems žmonėms Lietuvoje įdomi do diezo percepcija. Tai vėlgi, kur yra ta riba? Kiek mes einam į plotį, į gylį ir kaip tą suderinti galbūt netgi? Aš trumpai norėčiau taip, beveik kaip ir atsakyti. Mano nuomonė subjektyvė visiškai Marcinkevičiaus batalijas yra grinai politika, o ne kultūra. O jeigu apie tą percepciją do diezo,
tikrai neįdomu. Man pačiai profesionaliai muzikologijai taip pat neįdomu ta percepcija, bet daugiau to žurnalistikos, daugiau prieinamumo, profesionalių straipsnių apie kultūrą, apie kažkokius meno reiškinius, kad pasiektų platesnę auditoriją, reikia. Tiesiog būtina, nes būtent kritiko ir yra darbas atskirti tas vertybės, parodyti, kur čia yra geresnės, aukštesnės vertybės, kur čia yra šlamštas. Būtent, vėlgi pasikartosiu, prieš pastatyti savo mintis tam nepamatuotam reklamai, tam PR-ui, kur labai klaidina visuomenę. Jie galvoja, kad tai ir yra ta vertybė, apie kurią aš čia visuose pranešimuose spaudai skaitau. O kritikas ir turi plačiau paskleisti savo vertinimą, savo vertybinę orientaciją, kad publika tą pajustų. Aš replikuosiu, nesutinku dėl Marcinkevičiaus, nes paminklas Marcinkevičiaus kūrybai, pirmiausia, ne jam pačiam, yra kultūra. Bet ją po to įsijungia politika ir ją išnaudoja jau, kai Širvintų merė pradeda kalbėti, kad ten pastatys ar dar, kad čia jau prasideda rinkiminės ir kitokios kvailos batalijos, tokios, kurios yra pakankamai bjaurios, nesupranti tą visą. Tikrai viena ar kita merė neperskaitė to kūrinio iš naujo, kad staiga nuspręstų, kad reikia tai daryti. Bet čia nesutikčiau dar ir su tuo, kad apie kultūrą negalima įdomiai pasakyti kažko kaip apie Nesakau, kad ekonomiką. negalima, Vaidai. Jo, tiesiog jinai pas mus yra, jeigu pasižiūrėsim į, ačiū Dievui, kad Panorama turi kultūros skyrelį, bet tam kultūros skyrelį yra informacija, brūkšnys, reklama. Tai yra vėlgi tas pats gimęs pranešimas tam tikras spaudai, bet nėra analizės tam tikros dalyko, kurį irgi galima būtų, kodėl ekonomika, jeigu tai ekonomikos skyrelyje, jeigu nepranašaujama, kas bus su mūsų ten indėliais ar su kuo nors, reiškia, ar kiek kils ar leisis mūsų BVP, kas yra jau Kasandros ir kitos pranašystės iš tos skyriaus yra, bet ten galima analizuoti. Lygiai taip pat galima analizuoti ir kultūrą, kas daroma kitose laidose, ką aš, sakykime, tikrai džiaugiuosi ir Ryto Allegro, sakykime, Marių Meidukonių, kada jisai analizuoja kultūros politiką ir iš kur tai atsiranda tam tikri reiškiniai, tam tikri dalykai, kad truputėlį giliau negu tą fasadą pasigilindami. Tai galima tai daryti ir aš manau, kad pamažu tai daroma, tiesiog čia tų pajėgų netiek daug, žurnalistinių pajėgų, nes tikriausiai, aš spėju, žurnalistas turi apriepti, kultūros žurnalistas turi apriepti visose redakcijose iš esmės vos ne visą kultūros lauką ir bėgti nuo simfonijos prie etnografijos, o nuo jos atgal ten į kažkokius dizainus. Na, kaip sakė Kotryna, bent jau didžiuosiuose leidiniuose gali specializuotis žurnalistai. Na, šiek tiek jau specializuojasi, sakysim, bent jau kultūros sritis ir nereikia bėgti žiūrėti, kaip kertami medžiai arba, na, nežinau, ekonominių dalykų. Bet vėlgi, kalbant apie tą objektyvumo ir subjektyvumo santykį, kadangi kalbant apie žurnalistinę kritiką, mes, kaip Jogintė sakė, turim tam tikrus žurnalistikos darbo principus. Mes turim išklausyti, sakysim, abi pusės, jeigu tokios pusės egzistuoja. Mes turime nesileisti į tam tikrą, nežinau, interesų konfliktą. Ir ką aš dar pastebiu, jeigu mes vėl lyginame šiandien su profesionaliaja kritika, kad yra be abejo profesionalų, kurie, na, turi tam tikrų, galbūt, sakykime, meninių interesų, sakysiu, geresnį variantą, ne ekonominių interesų. Ir kai tu matai, kai koks nors didelis leidinys, jis nuolat gina vieną kokią nors meno struktūrą, nesvarbu, kas ten vyktų, visada suras ką nors gero. Vėlgi, tai mes laikome netgi profesionalią kritiką, tai leidžia savo daryti kritikai, kurie turi išsilavinimą ir greičiausiai mato, kas vyksta. Iš kitos pusės, kas yra sąžiningas kritikas. Kažkada man teko kalbėti su kažkada buvusia puikia literatūros kritika Elžbieta Banytė, kuri metė šitą reikalą ir nuėjo į mokyklą ir jis sakė, aš nebegaliu. Todėl, kad jeigu tu parašai tikrai sąžiningą, dorą darbą, nesvarbu, tavo argumentai yra, nėra,
dažniausiai susipyksti su krūva žmonių. Tai vėlgi, kaip jūs žvelgiate į tą, pavyzdžiui, net Lietuvos lauką, nes, prieš šitą diskusiją aš pasiskaičiau, ką apie kritiką rašo, pavyzdžiui, vokiečių analitikai. Tai jie, be to objektyvumo siekio, kiek tai yra įmanoma, kalba apie kriterijų neaiškumą, kad jeigu mes klausime, ar žiūrovui rūpi, kas vyksta scenoje, paklauskime, ar kritikui ir žurnalistai iš tikrųjų rūpi, ką jisai rašo. Ar tikrai yra svarbu, ar tikrai bus svarbu tam žmogui, tai auditorijai, kurią jisai rašo. Jei taip susiaurinam ir kalbame apie meno reiškinių kritiką, tai čia reiktų nepamiršti vieno labai esminio dalyko, kad toks tekstas visada irgi yra taip pat menas, meno kūrinys, jeigu norit šiuolaikinis menas, kuris visiškai nebūtinai vaikosi kokiu nors praeities meno kanonų ir reikalavimų. Ir štai kiek tas tekstas yra išmanus, įtaigus, kiek sugebama jame apriepti būtent konteksto, o tai dažniausiai yra didžiulis stygius tų dalykų, nes kalbama apie vieną tarsi hermetišką stiklainį uždarytą reiškinį. Tai nuo to priklauso tos kritikos tam tikras rezonansas ir tada jie ir skaito. Kitaip sakant, kodėl skaitomas Andriuškevičius? Todėl, kad jis rašo tekstus, kuriuos galima laikyti novelėmis ir nieko neprikiši. Tau visiškai gali nerūpėti, apie ką jisai kalba. Netgi kaip kalba. Tave veikia pats pasakojimo procesas. Turinys, kuris atsiskleidžia toj eigoj, laike. Tai šio požiūriu, man atrodo, kad kritikai tiek, kiek jie gabus kaip savos rūšies literatai, tiek jie yra ir paveikus. Jeigu jie rašo kaip instruktoriai, kaip savotiški ūkvedžiai rašantis tokius išrašus kaip kainoraščiai ir panašiai, tai žinoma, kad tai labai neįdomu. Ir tai beje galioja netgi ir kokiam kriminaliniam kronikom. Jeigu jų rašytojai pasikliauna tuo, ką gauna iš policijos kaip savadus, kiek nužudė, kiek primušė, kiek apvogė, kiek ten apstatė, tai tie tekstai nieko neveža, bet ir visada skaitys, nes tai yra jautresnės rytis, kaip ten bebūtų. Tai man atrodo, kad šio požiūrio čia yra labai specifinės rūšies žurnalistika, jeigu jie žurnalistiką apskritai galima laikyti. Tai yra beveik meno arba visiškai meno rūšis. Ir kiekvienas toks tekstas per subjektyvumą, per savo kontekstus, jisai pretenduoja labiau į paralelinę tikrovę, kurioje įtikinamas skaitytojas arba neįtikinamas. Ir viskas. Bet tai niekada nėra adekvatu pačiam menui, pačiam kūriniui ir net nepretenduoja, net iš principo teoriškai negali pretenduoti. Tai yra tarsi žaidimas, tokiais šiuolaikiniais formatais, kaip kokiuose video žaidimuose, kur įmanoma tai, kas absoliučiai realiame gyvenime neįmanoma. Štai kas yra kritika, kodėl įdomi ir tokia nedėkinga. Todėl, kad nenorima pripažinti tų paralelinių tikrovių. To kritiko kalbėsenos, jo prioritetų, jo kaprizų, kurių visada tekstuose masė ir taip toliau. Bet kiek tokių žmonių yra, kurie gali rašyti tokius tekstus? Labai mažai arba išvis nėra. Tai čia labai paprasta, kaip visais laikais. Ir kiek žmonių gali rašyti gerą poeziją arba dramas. Tai gerai, o tada man atsakykite klausimą, kodėl koks nors influenceris parašęs kokią nors, nežinau, apie objektyvumą mes jau nekalbėkim, labai subjektyvę žinutę iššaukia tikrai didelę reakciją ir pasirodo, kad auditorijai įdomu. Kas yra per socialinių tinklų, sakysim, arba apskritai tą platesnę medijų erdvė? Pirmiausia, tas influenceris nevartoja tų 3 žodžių dodies percepcija, kurie iš karto yra krūvai žmonių nesuvokiami. Ir tiesiog jisai rašo paprasčiau. Antra vertus, jis jau savaime jeigu jis influenceris, jisai jau per tam tikrą laiką subūrė savo sekėjų ratą, kuris visą laiką yra linkęs plėstis, nes kažkiek reiškia, nebent jisai jau nustoja rašyti ir tada užgesta jo žvaigždė. Ir čia jau neturi nieko bendro su jokiais meniniais ar kažkokiais kriterijais. Tai yra tiesiog nuomonės
pateikimas, kuris jau be argumentų patinka, nepatinka jau. Ir paprastai netgi būna tiesiog, galbūt ten, aš sakyčiau, net kritikos nėra. Ten tai vadinasi, buvau tam dalyke, tam renginį, buvo cool. Ir Aš tik vieną trumpą repliką noriu pasakyti, kad tas influenceris yra užaugęs, būtent išaugęs iš tos neteisingos PR-inės reklamos, ką aš visą laiką noriu pasakyti. Nes tai yra ne iš kritikos, jisai nėra iš profesionalumo, jisai nėra įsigilinęs į tai. Jį tiesiog išaugino reklama, pinigai ir jis turi tokį patį sekėjų ratą, kurie juo tiki. Ir viskas. Tai yra čia nieko bendro nei su menu, nei su žurnalistika, nei su kritika. Bet tai gal mes galim konstatuoti, kad tai turi didesnį poveikį visuomeniai, nes aš kalbėjau netgi su leidyklų žmonėmis. Ir sakau, kaip jūs reaguojat, pavyzdžiui, knygų recenzijas, ar jums jos reikalingos, ką duoda recenzijos, pavyzdžiui, leidyklai, kuri mato, kaip yra parduodamos knygos. Vėlgi, tai galbūt ekonominis faktorius ir kriterijus, jis neatspindi viso lauko, bet ne viena leidykla man sakė, kad mums dabar yra žymiai labiau apsimoka, kad ir atkreipti dėmesį kažkokio influencerio, padovanoti jam knygą, dar nežinau, dėl mokėjimo nežinau, neturiu tokių duomenų, negu sulaukti kažkokios recenzijos, ypatingai akcentuojant kultūros leidinius. Tai vat, ar mes čia vėl kalbėsim apie krizę, ar mes galim pasižiūrėti, kaip čia mums išlipti iš šito rato? aš nežinau, reikia iš šito rato lipti, nes pirmiausia, mes neturime statistinių duomenų. Kažkada prieš, nežinau, 15 metų, gal daugiau, operos ir baleto teatras bandė išsiaiškinti apklausas, darė, kiek, reiškia, žiūrovų eina į spektaklius pasiremdami kritiką. Tai iš to teatro žiūrovų atrado 2%. Aš manau, kad tai yra kažkoks panašus bendras vaizdas yra, kad pagal kritikos nuostatus tam tikrus reiškia, kad į tą kultūros lauką eina arba skaito jį, iki 5% gal. Nes tai yra, man atrodo, tai yra normalu. Tai yra labai profesionali, vis tiek profesionali abėcėlė, žodynas visas. Ir tai reikalauja tam tikrų žinių, kurių vis tiek, kai man vienoje redakcijoje bandė įrodinėti, kad aš turiu rašyti taip, kad Kauno taksistas suprastų, aš sakiau, Kauno taksistas neskaitys tiesiog šito dalyko ir kodėl aš turiu stengtis. Ir aš labai ginčičiausi su tavim, nes aš važiavau su taksistu, kuris klausė klasikos programą. Čia šiandien jau kas kita, pavėžėjai, tai yra kita rūšis. Joginte, jūsų patirtis yra didelė. Man dar apie tą kritiką įdomu, kaip jūs galvojat. Šiaip labai gaila buvo anonsuota, kad šitoj diskusijai dalyvaus ir Jūratė Čerškutė. Tai Jūratė, mums tavęs trūksta čia, nes aš tau turėjau klausimą, kurį čia pagarsinsiu tiesiog, nes iš tikrųjų galvojau, įdama šitą diskusiją, apie būtent tą aspektą, kurį čia ir uždavėt, Jolanta. Dėl kam priklauso šiandien galia? Ar masiai ir tam distributavimui, tam paskleidimui, kurį labai sėkmingai daro socialiniai tinklai, tik todėl, kad mes sutaupom keliais žingsneliais. Mums nereikia publikuoti, mums nereikia įjungti papildomų žmonių į tam tikrus darbus. Mums tiesiog reikia įdėti į savo kažkokį administruojamą laukelį, mūsų pačių administruojamą. Tai ar tam priklauso galia, ar priklauso galia legitimuotiems akademikams, profesionalams, kurie yra, tiesiog perėję kitą mašineriją, ar ne? Jie jau yra pasitvirtinę savo, kaip čia, profesinį žodį ir galią, statusą, tai per kažkokius kitus institutus. Nes kažkaip prisiminiau tą diskusiją, kuri čia užsimesgė po Instagramo bukinistės tos, ar kaip ten tų komentarų, kurie pasklido Facebook'e kaip įžeidžiantis ją ir man kažkaip
buvo įdomu stebėti tą diskusiją šiek tiek iš šono, nes kažkaip nesupratau problemos. Tarsi mes gyvenam tokiais laikais, kur džiaugiamės, kad tik kas nors apie mus parašytų, bet taip savotiškai segreguojam, kad šitie jau žemesnė kasta, o mes galim. Tai aš laikausi tos nuomonės, kad jeigu jums įdomu, tai ir kalbėkim. Bet kalbėkim pagarbiai ir gerbkim vieni kitus. O jeigu akademikai pradeda įžeidinėti, tai kas čia aukščiau tada yra šitoj hierarchijoje žmogiškumą pirmiausia. Tai aš apie tai norėjau paklausti Jūratės, kaip jai atrodo, kaip jūs, Jolanta, apibūdinot tą situaciją, ar apsimokiau užsakyti knygą padovanoti influenceriui, kuris tikrai pasieks kur kas didesnę, tikėtinai, auditoriją. Bet čia yra labai natūralus procesas, nes rinka sudėlioja visą sistemą taip, kad mes tiesiog žiniasklaidą suprastumėm kaip dėmesio pritraukimo kažkokį klasterį. Ir čia jau pradingsta kažkokie objektivumo ir žiniasklaidos standartai. Ir man labai gaila. Šiaip aš norėčiau, kad užaugtų ta karta ir mes visi dėtumėm pastangas juos augintis, kad kai darytumėm tuos renginius, ateitų žmonės, kuriems tikrai įdomu parašyti nuo savęs ir tą žurnalistinį tekstą, ir tą kritinį tekstą galbūt. Nes tiesiog statistiškai pasižiūrėkim, kiek žurnalistikos institutas parengia kasmet žurnalistų, kiek jų susispecializuoja ir nueina į kultūrą. Tikriausiai čia galioja tas pats anekdotas, kad kas nori būti kultūros ministru. Niekas nesema mažiausiai pinigų. Tai greičiausiai taip egzistuoja ir šitoj sferoj. Tai o kiek parengiam literatūrologų, ar ne? Kiek mes parengiam teatrologų, kinotyrininkų, dabar dar mažai, bet norėtųsi daugiau. Kiek mes parengiam dailėtyrininkų, kur jie nueina. Greičiausiai irgi ne į žiniasklaidą. Ir ką mes turim tada? Kur žmonės, kuriuos mes iš tikrųjų ruošiam, investuojam į juos pinigus, nueina. Tai kažkokio žingsnelio mes patys nepadarom, man atrodo. Taip, turbūt, kad nelabai apsimoka. Šitas žingsnelis gal tiesiog yra tai, kad mes kalbam apie tai, ką rengia valstybė, o po to jai nueina į rinką. Ir tai yra jau į privačius kažkokius tai dalykus. Jogintė, man atrodo, kad šita tikrai patraukli utopija visiškai prieštarauja banaliai kapitalizmo logikai. Visiškai. Aš šituose labai žiauriuose kapitalistiniuose gniaužtuose noriu būti ištiesus ranką ir sakyti, kad dar galim. Na, kaip filosofai sako, kultūrai nereikėtų taikyti rinkos ekonomikos sąlygų, bet tai vėlgi turbūt Šarūnas pasakys, kad dar viena utopija yra. Na, 10 minučių beliko nepilnų. Ar turit ką nors kritiško pasakyti apie žurnalistinę ir profesionalią kultūros kritiką? Prašau. Dėkui labai už diskusiją. Aš noriu Jogintės mintį pratęsti, nes irgi apie tai galvojau. Iš tikrųjų, kaip tu Lietuvoje apskritai tampi kritiku, ypač jeigu esi žurnalistikos lauko. Aš pats baigiau žurnalistikos studijas ir kritikos ten nebuvo mokoma. Aš pradėjau rašyti apie muziką, nes skaičiau, ką užsienio žurnalistai rašo apie muziką ir aš norėjau tai prašyti, kaip jie rašo. Ir kažkaip adaptuoti tai lietuvių kalbai, lietuvių kontekstui. Kažkada save pristačiau kaip muzikos kritiką, tada mane visi pradėjo vadinti muzikos kritiku. Ir iš esmės, tu kuo save paskelbi, tuo tave žmonės ir laiko. Ir man įdomu, kaip jūsų atvejais, kada jūs perėjote iš savo šitos srities, apie kurią rašote tiesiog gerbėjos, iki kritiko. Ir ar nėra taip, kad jeigu pats nusprendėt ir visuomenė tave taip mato, ir galbūt viskas ir tvarkoj. Bet čia yra daug studentų šitam forume. Man įdomu, jeigu jie nori būti kritikais, kaip tu apskritai tampi kritiku Lietuvoje, jeigu tu iš esmės to mokaisi pats, nebent studijuoji literatūrologiją, teatrologiją, bet tada galbūt ne iš žiniasklaidą. Tai va įdomu, kaip šitos gijos susijungia. Dėkui. Kada tampi kritiku, tai tikriausiai, kai tave pradeda išmesti iš Facebooko draugų. Čia yra vienas iš banaliausių kriterijų. Bet šiaip labai kažkaip sutampa man regis, nuotaikos su tavo, Karoli, nes iš tikrųjų, kaip juo tampi, kai tiesiog domiesi tą sritimi,
kuria degi, kurią nori pakeisti, kurią nori pagerinti, tikrai nepabloginti. Nes nerašai kritikos ad hominem jokių būdų, stengiasi rasti kuo subtilesnį žodyną, kad pasakytum, kad man patiko, bet pažiūrėkit, praleidot šitą, gal kitą kartą mes galim padaryti visi geriau ir atkreipti tai dėmesį ir išvengti kažkokių tikrai klaidų ir augti kaip visuomenė. Tai matyt per kažkokį laiką, kai tu nebebijai sakyti savo vardu kažko, nes dirbant kultūros laidoje aš savo to neleidau. Aš dirbau labai griežtai pagal žiniasklaidos reglamentą ir visa ta kritika, kuri galbūt galėjo pasirodyti laidoje, buvo sudėliota taip, kad vyksta pašnekovų disputas ir jie vienas kitą arba kažkokį reiškinį tiesiog kritikuoja. Aš dar noriu tiesiog tik pridėti trumpai, kad tapti kritiku dar nereiškia, kad turėti savo nuomonę man patiko, man nepatiko, nes tai yra ne kritika, bet užauga kritikas ir tampa tikrų kritikų tada, kai jis jau turi tam tikrus išmano pasiekia, jo sąmonė pasiekia tam tikrus kontekstus ir jisai gali labai daug ką palyginti, labai daug ką pasverti ir pamatyti visas pusės, ir gerasias, ir blogasias. Ne tik tai išreikšti savo tiesiog nuomonę, man patiko, man nepatiko, tai čia yra ne kritika. Tas kontekstas labai labai yra svarbus, visoks kontekstas aptariamo dalyko. Tada jau tu kritikas. Aš abiejų profesionalų, dar atsiprašau, Vaidai, nepamiršk, ką norėjai pasakyti, abiejų profesionalų, meno profesionalų norėčiau paklausti, ar yra geros žurnalistinės kritikos? Ar yra gerų, jūsų akimis žiūrint, žurnalistų, kurie rašo su visais kontekstais, gyliais ir taip toliau? Yra. Pauzė buvo. Apsieisim be pavardžių, nes iš tikrųjų, kaip čia labai teisingai pasakė, dėl to Facebooko draugų likvidacijos klausimo, kritikas yra apsisprendęs žmogus rizikai. Ateiti naktį ant liepto ir šokti tamsų vandenį visai nežinant, kas tavęs laukia ir galbūt nebeišlysi. Čia kritikas negali rašyti kitaip, negu taip, kaip jisai yra iš tikrųjų, koks žmogus jis yra. Tai yra tas pats, tai jos skleidimasis, tai šiuo požiūriu čia irgi menas. Ir viskas susipina ir gyvatė pradeda ryti savo uodegą. Turbūt nėra to momento, kai kritika įeinama. Tiesiog apčiuopia kažkas savyje, kad jau nebegali nutylėti. Na ir nuo to prasideda, jau tada lavina. Tada jau griūtis ir kas yra labai būdinga, ir būdinga turbūt visiems laikam ir visom šalim, kad debiutantų kritikoje yra daug, dažniausiai tai yra labai jauni žmonės ir kartais jie puikiai dirba. Bet būtent socialinis fonas, politiniai grybštelėjimai, įvairiausios antipatijos, jos pristabdo, o pristabdyti jį praranda formą. Kritikai reikia taip pat labai formos ir ne tik rašymo formos, bet ir analitinės, to horizonto nuolatinio atnaujinimo sugebėjimo. Ir jeigu šitą žmogus praranda, jam sunku prie to grįžti ir pradeda dominuoti kartėlis, kažkokios nuosėdos, kažkoks nemalonus jausmas, kai tiesiog jau tai praranda prasmę. Betgi, visiškai tas pats yra su menininkų ruošimu visais laikais. Jeigu kurse mokos 4 kompozitoriai, po 10 metų 1 lieka, iš jų aktyvus arba dar mažiau. Ir taip yra su visom profesijom. Tai visiškai natūralu, toks yra gyvenimas ir kritikai yra to gyvenimo dalis. Jie nėra aukščiau arba šalia visko, jie ištirpia imersyviai. Čia dar šalia visų tų reikalavimų kritikui reiškia, ko dar jam reikia dar reikia nervų.
Sveikatos, taip, būtent, nes tai tikrai kainuoja šitas dalykas. Bet čia mes kalbėjom apie vidinę, kaip kritikų tampame, bet jeigu kalbėsim apie tą išorinę, tai Jogintė paminėjo išmetimą iš Facebooko, tai yra iš principo pripažinimą, kada aplinka tave jau pripažįsta, ne kada tu pasiskelbi. Nes dabar jeigu kritikais nelabai skelbėsi, nes nelabai toksai fainas žodis yra. Neprestižinė profesija. Jo, yra ekspertai. Yra labai daug ekspertų, kurie pasiskelbė, kurie kino kritikas, kuris ekspertų tapo tada ir jis žino kiną nuo to laiko, kino istoriją, kada jisai nuėjo į kino teatrą pirmą kartą. Ir va tokių ekspertų labai daug, tai žodžiu, pasiskelbimas tai nieko, iš principo nieko nereikia. Aš dar greit papildysiu, iš tikrųjų gimsta naujos profesijos, nes jas diktuoja rinka. Tai dabar nėra tik tai ekspertai, dabar yra meno rinkos konsultantai. Čia rinkos. Jo. Ten Jolanta. Ačiū, aš irgi norėčiau užduoti klausimą, kokia visuomenės dalis arba sritis, jų atstovai mažiausiai yra pasiruošę kritikai. Kokia sritis yra mažiausiai pasiruošusi? Muzikantai, atlikėjai. Mano dailininkai labiau pasiruošę. Ne. Na, mūsų laikas jau baigėsi. Labai jums ačiū, kad paklausėt, kad buvot kartu. Ačiū visiems pašnekovams. Tikėkime, kad situacija gerės, kad kritikos mums reikės ir ji bus tikrai kokybiška. Dėkui jums.